Taip, tai sveiki visi ir iš tikrųjų, ateidamas čia savo išsikėliau klausimą, ar vairuotojų rengime reikia evoliucijos ar revoliucijos. Ruoždamasi šitam pranešimui pasikėliau visus raštus, kuriuos yra vairavimo asociacijos parašysios, ką parašysios atskirai vairavimo mokyklose, galbūt instruktoriai ir mokytojai. Tai pabandysim šiandien galbūt atsakyti arba paieškoti atsakymų. Bet prieš tai norėčiau pasižiūrėti, o tai kaipgi sektorius šitas atrodo ir ką mes čia turime. Šiaip bendrai pasižiūrėjus iš mūsų veiklos, turbūt tai vienas stabiliausių sektorių pagal įmonių, ūkio subjektų veikiančių šioje srityje. Jis praktiškai nuo pat pradžių nesikeičia ir vis laviruoja tarp 300. Vienas ateina, kitas išeina, bet skaičius yra daugiau mažiau tas pats. Truputį gal įdomus skaičius yra su vairuotojų mokytojais, vairuotojų instruktoriais. Ir matom, kad tie skaičiai auga, bet čia iš tikrųjų nereikia apsigauti, jie neauga. Kodėl? Nes yra problema tame, kad įgyja instruktoriai teisę ir jinai nėra iš esmės sustabdoma ir mes tą sąrašą turim augantį. Tai truputį toliau, kai kalbėsiu apie pokyčius, kas susijęs galbūt su instruktoriais, su vairuotojų mokytojais, tai kokią mes matymą turim, kokią viziją, bet šiai dienai taip, jisai didėja, bet mes realiai net nežinome, kiek jūsų kolegų realiai tą veiklą vykdo. Truputį apie priežiūrą. Tikrai kurį laiką vairavimo mokyklos galėjo atsikvėpti ir mūsų nesulaukti pas jūs, jokių raštų negavote ir jūs į planus net nebuvote įtraukti į patikrinimus. Tai nuo pernai metų vėl pradėjome tą daryti. Kaip matot, patikrinam nelabai gal didelę dalį vairavimo mokyklų. Yra tam tikrų pažeidimų. 2 mokyklos vis dėlto neteko teisės vykdyti veiklą. Šiai dienai, šiemet esame susiplanavę šiek tiek daugiau atlikti patikrinimų. Jau viena mokykla yra ties teisės praradimo riba. Pažiūrėjus į trūkumus, ką mes ten matome, tai nėra ten iš tikrųjų kažkokių labai didelių. Ir va čia yra turbūt irgi iš mūsų pusės, ką ir šiandien girdėjau iš pranešėjų, kad turbūt mes per daug formaliai kai kurios dalykus žiūrime, kaip pavyzdžiui, sutartis nepateikta per 3 darbo dienas regitrai. Ar tikrai tai yra labai svarbu? Arba apie egzaminą išlaikytą mokyklinį, kad mokinys jau gali laikyti egzaminą regitroje, kai žinome, kad regitroje šiek tiek eilės yra neperduota per 1 dieną. Ar tikrai tie reikalavimai yra svarbus? Ir čia prieiname prie pokyčių, kuriuos iš esmės galima suskirstyti į tokias 3 dalis. Ir patys reikalavimai, kai išdėstyti, tai reikalavimai vairavimo mokykloms, reikalavimai vairuotojų instruktoriams, vairavimo mokytojams ir bendra mokymo tvarka, bendroji tvarka. Apie vairavimo mokyklas. Tai šiai dienai iš tikrųjų su komanda daug skiriame dėmesio į kiekvieną reikalavimą žiūrėdami ir klausim, o tai kam jis reikalingas, kodėl jis čia yra, ką jisai duoda. Ir žiūrėdami apie patalpas, žiūrėdami taip, kaip pandemija, kokią įtaką padarė, kai atsirado nuotolinis mokymas, tai ar teoriniam mokymui iš tikrųjų reikia patalpų. Iš to žinome kitus reikalavimus. Turėti vaizdinę medžiagą, apie ką ir gerbiamas Artūras minėjo, ne apie tos magnetus. Mes irgi su kolegom apie tai diskutavom, ar tikrai reikia. Kai yra šiuolaikinės technologijos, galima pasitelkti kitas vaizdinės priemonės. Tai iš tikrųjų štai vietoj manytume, kad galbūt tam tikrais atvejais iš tikrųjų tų mokymo patalpų nereikia. Ypač kai yra tikrai vairavimo mokyklų, kurios atlieka tik tai praktinį mokymą ir ima mokinius tuos, kurie jau eksternų yra išsilaikę egzaminą. Tai čia vieta turbūt yra diskusijai, bet matome, kad tam tikrai vietai galima palengvinti. Kitas turbūt dalykas tai yra apie administracinės patalpas. Na, paskaičiu šiai dienai reikalavimus, tai juokingai skamba. Tam, kad pasaugoti dokumentus, kai yra skaitmenizacija, galima išsikelti viską į debesis ir tų patalpų iš esmės nereikia. Arba kai nustatom reikalavimą, kad turi atitikti higienos normas. Tai iš esmės matome, kad šitų reikalavimų galbūt ir neliks. Bet tai nereiškia, kad patalpos neturės atitikti higienos normų. Tiesiog tam yra atskiros institucijos, kurios tai ir tikrina. Ir daugiau čia reikia mums bendradarbiavimo su jom. Apie vairavimo aikšteles. Pažiūrėjau šiandien video, ką rodė Vytautas, tai gal reiktų iš tikrųjų autodromus sugrąžinti. Ne tai, kad sugrąžinti, bet kad išklausytų kursą ir to ekstremalaus vairavimo įgautų, ne?
Pats galvau, kad galbūt, kai regitro egzaminas šiai dienai nėra atliekamas visiškai visi pratimai aikštelėje, galbūt aikštelio nereikia. Pasidalinau tą mintim su direktorium, direktorius sako, ne, reikia. Tai dabar nežinau, kaip čia bus iš tikrųjų, bet matysim, ką ir direktorius turbūt minėjo, svarbiausia, tai kas yra mokiniui. Ir jį reikia atsižvelgti, koks yra jo poreikis. Tam tikrose vietose turbūt ir turėtų didesnę laisvę turėti instruktorius. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas sako, kad turi pradėti mokyti, bet nepasako, kiek ten valandų reikia mokyti. Tai gal šitoje vietoje iš tikrųjų instruktorius ir nusprendžia, o tai kiek reikia ir nuo to tada gal priklausytų, o tai ir tų aikštelių apskritai reikės. Apie automobilius. Šitoje vietoje iš tikrųjų irgi man kyla klausimų ir tokia įdomi situacija susidaro. Mokinys gali pabaigti, išlaikyti eksterno egzaminą ir pasimokyti su šeimos nariu, bet lygiagrečiai mokosi ir vairavimo mokykloje. Tai ar tikrai vairavimo mokykloje reikia to automobilio su visa papildoma įranga? Tai gal tai turėtų būti palikta pačiai mokyklai apsispręsti. Tam tikrais atvejais. Nesakau, kad visais, bet tiesiog, o kam tai reikia? Mums toks klausimas iš tikrųjų kyla. Jeigu vakar išlaikiau regitro egzaminą teorijos, šiandien galiu su šeimos nariu važiuoti, kur nieko nėra, bet į vairavimo mokyklą ateinu ir tada instruktorius turi važiuoti būtent su to automobiliu. Tai turbūt, žiūrint per rizikų valdymo prizmę, tai pati mokykla ir valdo šitai vietoje rizikas. Gal tada šitie mokiniam nereikia tokio automobilio. Tai čia tik tai viena dalis apie pačias vairavimo mokyklas, kas su jom susiję. Ir šiaip, kad čia pasakysiu, tai negalvokit, kad čia už gryną pinigą ir taip ir bus. Tai kviesim į diskusiją, tiesiog mes norim susiformuluoti patys savo ir žinoti atsakymus į mums kylančius klausimus. Nes jeigu patys žinosim, tada galėsim ir jums papasakot ir, kaip sakyti, konstruktyviai diskutuoti. Apie mokytojus ir instruktorius. Tai turbūt vieną lūkestį tai tikrai atliepsim, kas buvo išsakyta, tai šiai dienai mokytojas instruktorius turi turėti aukštą išsilavinimą arba jam prilygintą. Tai turbūt pritartumėt, kad o kodėl negali pabaigęs ir vidurinį, jeigu, tarkim, yra kažkoks tai sportininkas ir ateitų jisai irgi mokyti. Turbūt daugiau patirčių papasakotų ir tam tikrus, kaip pasakyti, įgūdžių galėtų perteikti tam mokiniui. Periodiškai turite išlaikyti teorijos egzaminą. O kyla man klausimas, o tai gal ir praktinį egzaminą norėtumėte išlaikyti? Girdžiu, kad kyla daug diskusijų, kad labai kažkaip regitroj tos kriterijus vertina įdomiai, tai puikiai proga būtų pasibandyti patiem. Galbūt užsimėgstų ir diskusiją geresnę, ne, kaip pasakyti, su egzaminuotoju ir tai vairavimo instruktoriaus. Šitoje vietoje taip pat kyla klausimas ir dėl 30 akademinių valandų berods surinkimo, kad kvalifikacijai patvirtinti. Vienas iš jų yra įgyti išsilavinimą, berods aukštai. Tada man kyla klausimas, o tai jeigu jūs pabaigsite kokį nors statybos inžineriją, kaip tai susijęs su vairavimo mokymu? Bet tai būtų tinkama. Tai kažkaip taip irgi, jeigu žiūrėti, kalbam apie mokymo kokybę, ar tikrai tai prisideda. Tai šitoje vietoje turbūt irgi tas kvalifikacijos kelimas galbūt ne visą laiką reikalingas. Jeigu bendradarbiaujant su regitra, matytume, kad tam tikrų mokyklų, tam tikrų instruktorių mokiniai labai puikiai išlaiko egzaminą. Tai kas parodytų, kad instruktorius yra, jis gyvena šią dieną, jis taiko proaktyvius metodus, prisitaikęs prie Z kartos, ką šiandien kalbėjome, puikiai išmano kelių eismo taisyklės ir sugeba tas įgūdžius perteikti. Tai gal tokiu atveju net nereiktų to kažkokio, galbūt egzamino, o galbūt tam tikrų akademinių valandų surinkti. Čia iš tikrųjų vieta, kur galima padiskutuoti ir tai tikrai iš jūsų pačių turbūt labiausiai tai atsispindėtų. Čia nėra klaida, kad čia nieko nėra. Iš tikrųjų, šitoje vietoje aš norėčiau viską pradėti nuo balto lapo. Todėl mes ir šiandien čia susirinkome. Sakome, kad nėra gera situacija. Ir iš tikrųjų taip,
turbūt yra tam tikrų dalykų, kur galima jau dabar indikuoti. Visai neseniai su kolegom irgi pasižiūrėjom, koks yra mokymo turinys. Ar žinote, kad turite papasakoti apie gyvybės draudimo, jo rūšis ir žalą? Aš tai galvoju, ir ten mes draudimo brokerius ruošiame iš tikrųjų. Ir kad jūs tai turite išmanyti. Tai iš tikrųjų reiktų turbūt turinį peržiūrėti, kad turbūt kartais matau ir jaučiu, kad mokymas gyvena atskirą gyvenimą nuo egzaminavimo, nors yra visiems privaloma direktyva ir truputį su tuo turėtų būti susijęma. Taip, mokymas turėtų paruošti daugiau įgūdžių mokinius, ne tik, kad egzaminą išlaikyti, bet įgyti tam tikrų gilesnių galbūt žinių ir panašiai, bet tikrai ne apie gyvybės draudimą. Ne ta vieta. Kitas dalykas, turbūt, ką aš matyčiau, pats turbūt norėčiau, ir jeigu būčiau dabar mokinys, tai visai būtų fainai, o kodėl nepravažiuoti naktį? Kodėl tik tai dienos metu mes mokome? Aišku, būtų idealu, jeigu visom žiemos sąlygom pravažiuotume. Aš pats, kai mokiausi žiemą, buvo šilta, bet į egzaminą atvažiavau pirmą kartą pasnygo. Aš pirmą kartą sniegą pamačiau. Tai taip, su šeimos nariais važinėjau, viskas gerai. Tų įgūdžių buvo, bet turbūt ne visiems taip gali pasisekti ir kartais būtų sudėtinga. Tas pats yra apie naktį. Na, visiškai kitaip. Suvokimas apie atstumus, apie matymo, kaip prietaisai akina, neakina su šių dienų ryškiais ekranais. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje ypač pakviesčiau ir pakviesime, kai turėsime jau patys nusimatę, diskutuoti apie mokymo turinį. Taip pat ir apie mokymo tvarką. Ar visko ten reikia, ar viską taip griežtai sureguliuoti, o gal kartais tiesiog pačiom mokyklom, instruktoriam leisti pasirinkti tinkamiausius metodus, kokiais mokyti. Na, kartais turbūt rinka greičiau ir geriau žino šioje vietoje, ką ir šiandien Artūras minėjo apie Z kartą, kokius metodus taikyti. Tai ar tikrai ten reikia taip griežtai sureguliuoti tada. Ir tada pabaigai turbūt atsakant į klausimą, tai reikia evoliucijos ir revoliucijos, tai aš manau, kad laikas tiesiog evoliucionuoti. Teisės aktai nesikeitė turbūt nuo ministerijos laikų, kai jinai dar tvarką nustatė. Aš pamenu, kai mes tą tvarką perkeliam į mūsų teisės aktą, tai darė kolega, mes buvom suspausti terminuose, nes gegužės 1 turėjo įsigalioti, o 28 dieną balandžio dar projektas gulėjo pas teisininkus. Ir tai buvo tiesiog padaryta copy-paste. Tai ką mes turim, turbūt reguliavimą daugiau mažiau 15 metų, nekeisto iš esmės. Tai džiugu, kad prie to priėjome ir pagaliau galime tai padaryti. Ką ir direktorius minėjo, turbūt tai nebus greitas procesas. Tai kai įsitrauks visos pusės, turime ir ministerijos turbūt lūkesčius tam tikrus, tai gali būti sudėtinga, bet tikrai evoliucijos čia reikia. Nemanau, kad revoliucijos, bet evoliucijos reikia. Čia matote citatą iš vieno pasakymo Michaelo Jordano. Tai yra NBA žaidėjas, bet perfrazuojant ją, tai žiūrėkite. Tai praktikuotis galima daug kartų. Minėjote šiandien apie valandas, kad galbūt 50-60 valandų. Bet jeigu technika nuo pat pradžių yra neteisinga, tai ir ta praktika toliau bus ugdoma neteisinga. O kokia praktika yra teisinga, neteisinga, ar technika, kuri yra teisinga, kaip teisingai ką padaryti, tai esate jūs. Tai linkiu, kad viskas būtų tinkamai ir teisingai ir pertiktumėte teisingą techniką. Ačiū.